Veikia, ne viskas čia. Gerai, manau, galim pradėti. Taigi, sveiki, draugai, atvykę į mano naują kanalą. Raimio kanalas, taip ir pavadinau, nes aš esu labai originalus žmogus. Taigi, kas čia vyksta, galbūt manęs klausėt, kodėl aš sėdžiu namie, kodėl aš nekeliauju ir panašiai. Tai, nežinau, sumašiau, kad visai būtų prikolas padaryti tokį kanalą, kur aš tiesiog sėdžiu ir šneku apie savo patirtis skirtingose tai šalyse. Ar tiesiog, nežinau, kažką diskutuojam su savim, nes aš draugų neturiu, ar tai, nežinau, vien žodžiu, belekas, ne, nes aš turiu tiek daug visokiausių tai idėjų, aš tiek noriu daug ką papasakoti jums, tačiau aš to nenoriu dėti į savo pagrindinį kanalą, tai Raimio kelionės, nes, aš techniškai nekeliauju, aš tik šneku. Tai štai dėl to sukūriau naują kanalą, tikiuosi jums patiks. Ir iš karto prašau jūsų, jeigu turite kažkokių tai idėjų, apie ką galėčiau pakalbėti iš savo patirties, galbūt kažkokių tai tipsų, kažkokių tai patarimų, kitokių tai dalykų, tai leiskite žinoti, galbūt apie tai pašnekėsiu, nes laiko turiu, tai tai galbūt ir pašnekėsiu. Ir iš karto sakau, šį video realiai galbūt žiūrėti vizualiai jums ir nereikia. Jeigu norite, galite pasilikti tai garsą, nes viso šio kanalo yra esmė, kad tokie video, kur galite užsimesti fone ir tiesiog aš šneku nesąmonės ir jūs klausotės, nes jūs, nežinau, labai prastai jūsų gyvenimo pasirinkimai buvo, kad jūs šis atsidūrėte dabar šiame kanale. Dar kitas dalykas yra tas, kad šiame kanale aš nežuošiu labai daug montuoti, tiesiog šnekėsiu ir panašiai, tai kaip sakant, mažiau cenzūros bus, tai galėsite labiau mane pažinti ir panašiai. Ir pirmas kartas, kai kažką tokio darau, tai soliukas, jeigu bišką nusišneku ir panašiai, ir tiesiog minčių negaliu išdėstyti, bet čia yra Raimio kanalas. Čia mes darom tai, ką mes darom geriausiai, o man nesiseka daryti dalykus labai geriausiai, tai aš stengiuosi iš visų savo pastangų kažką gero. Gerai, aš tiesiog nebešnekėsiu. Tiesiog judam prie minties. Tai šiandieną, kaip debiutinį video, nusprendžiau padaryti apie šalį, kurioje neseniausiai buvau, ne per seniausiai, tai Kambodža. Ką gero žinote apie Kambodžą, apart juokingo sostinės pavadinimo, Phnom Penh. Tai Kambodžai aš asmeniškai buvau 2 savaitės, lygiai 2 savaitės, 14 dienų buvau, į Kambodžą atvykau per Vietnamą. Vietname, kur ten Hošiminė, pasiėmiau autobusą, nuvarėm į tą Phnom Penh, truko, kelionė, turėjo trūk, man atrodo, tai 5 ar 6 valandas, bet truko keletą valandų ilgiau, nes tiesiog ta visa sienų kirtimo procedūra buvo absurdiška. Ir dar, kai mes kirtom sieną, ten kokias valandą tiesiog turėjom kimarinti priversinai parduotuviai, kur kainos kosminės, prekės iš Kinijos, ten čipsai, tai 3 eurai ir panašiai 4, nesąmoningos kainos vienu žodžiu, tu tiesiog turi būti ten, nes taip nusprendė vairuotojas, nesmė. Tai tai galiausiai atvykau į Phnom Penh ir, ką aš galiu pasakyti apie Phnom Penh? Vienas šūdiniausių sostinių, kurioje esu buvęs. Ką veikti Phnom Penh? Ką veikti? Tai nėra ką veikti. Realiai, Phnom Penh daug ką pasako apie sostinę tas faktas, kad lankomiausi objektai yra genocido muziejus bei žudymo laukai. Ir dabar jūs galbūt manęs klausėt, koks genocidas, kokie žudymo laukai, ką tu šneki, tu per video net nerodėjai. Tas yra įdomus dalykas, kad aš vieno video šitais į YouTube ir neįdėjau. Čia dabar vėl nukrypstu į šoną, norėjau šnekėti apie Kambodžą, dabar šneku apie savo video, bet nesmė. Aš turiu vieną video, bet dar pilnai nesumontuotą, dabar turiu tik tais klipus apie genocidą Kambodžos. Kas žino, kas nežino, buvo didžiulis genocidas 70 metais, kada, neprisimenu, realiai trečdalis populiacijos buvo išžudyta, ten Pol Potas tuo metu buvo valdžioje, ta Khmer Rouge vadinasi, raudoniai Khmerai, kažkas tokio. Tai aš buvau apie tai video padaręs, bet nedėjau YouTube, nes paprasčiausiai kažkaip pasirodė žiaurinė į temą. Pasirodė žiaurinė į temą, nes kažkaip stengiuosi savo kanale daryti tokius, gerų emocijų video, kur žmonės ateina, pasijuokia, kažką
mato, kaip kažką įdomaus valgau, šneku su žmonėm ir panašiai. Bet tas video, nu realiai ten nieko įdomaus yra ko, bet nieko tokio, kad pražiūgintų žmogų nėra. Suprantat, aš einu po vietas, kur buvo žudomi ten 10 000 žmonių, filmuoju nuotraukas visokias, pasakoju istorijas apie tai. Paskui dar variau ten tokio žudimo laukus, ten už miesto šiek tiek, ten kur tiesiog masiškos kapavietės visokiausias. Tai, žinot, gal ir įdomu yra, bet problema ta, jog aš realiai ten nieko rodyti negalėčiau. Nes visokios tai vaizdžios medžiagos, kurias nufilmavau, nu, aš į YouTube dėti negaliu. Nu, tavasme ten, prašautos galvos, ten organai, smegenys matosi, dar kažkas, nu, aš negaliu YouTube dėti, nes tiesiog, manau, kanalas gaus ten tą straiką vadinamą, baudą tokią ir, nu, kažkaip netrodo logiška tą daryti. Galiu įdėti, bet realiai absoliučiai beveik viskas bus cenzūruota, pusė video bus tiesiog juodas, tai nežinau, ką daryti su tą medžiagą. Ir biškai liūdna, nes, nu, atrodo visai toks įdomus kontentas, bet, nu, negaliu dėti YouTube tiesiog, negaliu. Tai galbūt jūs turite kokių idėjų, ką man darys su tą medžiagą, ar tiesiog, palaidoti tą medžiagą, ar patalpinti YouTube visgi tiesiog, gal į šitą kanalą įdėti. Šitas kanalas niekam nerūpi, aš galiu čia įdėti, jeigu ir gausiu tą kažkokį straiką iš YouTube, nieko, naujas susikursim kanalą, nieko tokio. Man šaviausia, kad mano pagrindiniam kanalui Ramio kelionėms nieko nebūtų. Nu, bet ir kaip ir. Nesmė, palauk, tai ką aš išneku? Tai Pnompenį, sostinė. Realiai, ten nėra ką veikti. Tipo, tu eini mieste, realiai žmonės, turistai būna arba tie, kurie tiesiog atskrido į Pnompenį ir varo dabar kažkur kitur, arba sekso turistai. Nes ten belekiek yra tų prostitučių, narkotikų stumdo ten, belekiek tokio veiksmo, tai, tai neįdomu. Tai va, tai čia apie sostinę. Čia biškų užsirašiau informacijos ant kompo, kad nes mintyse aš nespėju pagal mintis. Čia šiaip ne pliusas. Biškai autistas esu. Tai toliau po Pnompenio variau į miestą pavadinimu Kampot. Kaip kompotas, ne? Tai jau ten buvo įdomiau. Jau tu atvarai į gamtą, jau tu esi gamtoj Kambodžos. Šiaip Kambodžą aš nemaniau, bet jį yra žiauriai plokščia. Žiauriai plokščia šalis. Plokščia, to pys kažkoks toks kalniukas kažkoks, visiškai random kalniukas. Nesu matęs tokių gamtos. Čia gal pietryčių Azijai tokie ir yra. Gal ten pietų Vietname irgi panašių bus, nes plokščia, kalva tokia, bet tokia aukšta kalva. Įdomi. Ateivių darbas. Tai Kampote realiai, Kampoto pagrindinis traukos objektas yra pipirai. Ne? Žiūrės kaip pensininkas. Atvarioju Kampotą. Pipirų laukų žiūrėdavo, kaip buvo smagu. Bet iš tiesų, ar man buvo įdomu? Nuvariau vien tam, kad namo parsinešti pipirų, prasivežiau nemažai iš tų pipiriukų, bet šiaip geri pipirai, tie pipirai geri. Pipirai tie juodieji pipirai, ne čili pipirai ir panašiai, bet tie juodieji pipirai. Aš šiandien nežinau, kiek čia yra tas toks Kampotų pipirų prestižas, ten Prancūzijos, ten aukščiausio lygio restoranai naudoja. Šiaip Lietuvoje gaminasi, pirmą šiau yra, bet brangiau kainuoja negu ten vietoje nusipirkti. Vien žodžiu, tipo aukščiausio lygio juodieji pipirai yra būtent iš Kambodžos, tie Kampoto pipirai. Tai aš ten nuvariau, cool, žinai, taip, padegusavau ten tų pipirų. Taip, iš asmeninės pusės gali įdomu, bet ir taipogi video peržiūros byloja tą faktą, jog žiūrėti, kaip kitas žmogus ragauja pipirus, nėra per daugiausiai įdomu, bet ir kaip ir. Ką ten dar Kampote veikiau? Ten dar yra tų druskos laukų tokių, eini, žiūri, balta. Ten žmonės dirba. That's cool. Tu gali žiūrėti, kaip žmonės dirba, žinai, savo kimarinį, žiūri, kaip žmonės nugaras laužo savo. Tai tas smagu yra. Dar Kampote kažką mes veikiam, reikia prisiminti. Visiškai eksprontu, aš viską darau, užsirašiau keletą tokių pointų, ką reikėtų pašnekėti. Mes filmuojam. Mano ekranas neveikia. Filmuojam. Be baterijų to įsikraus.
Žiauriai cool, žiauriai viską. O 10 minučių šneku, jėtos nieko nepašnekėjau realiai. Gerai, iš Kampoto, leiskit man žinot, ne? Man reikia šnekėti lėčiau, nes aš visą šneku greitai. Aš jau esu gavęs tokių komentarų, kad jo Raimė, bet tu žiauriai greit šnekė. Tu turi susikaupęs manęs klausytis, ne? Tai gal man pasistengti šnekėti lėčiau, bet tada bus tas dalykas, jog aš nebesu natūraliai savimi, nes aš ir realybėj taip šneku. Nu, aš tiesiog šneku greitai, žinot, tos kokybės mano šnekėjime daug nėra, tai bandau paslėpti tiesiog greitai šnekėdamas, nes tiesiog pusė žodžių vis tiek žmonės neišgirsta, tai galvoju, jo Raimondai, gerai šnekė. Gerai, neesmė. Tai po Kampoto sėdau į traukinį. Sėdau į Kambodžos traukinį. Pasirodo, kad Kambodžoje realiai traukinių beveik nėra ir jie yra žiauriai lieti. Dabar jau prisiminiau. Kai aš važiavau, tas reisas turėjo trūkti ten 2 valandas ar 1:50, kažkas tokio, bet man atrodo irgi gavos, kad valandą ilgiau važiavom, nes mes tiesiog stovėjom vietoj. Nuvažiavom kokias 80% kelio ir tiesiog traukinys stojo, praleisti kitą traukinį, kuris buvo krovininis, bet jis važiavo realiai lėčiau negu ėjimo greičiu tikriausiai, ir jis buvo žiauriai ilgas. Nu ten tikrai nemeloju, man atrodo, pusvalandį tiesiog stovėjom vietoj. Bet pliusas, dabar prisiminiau dar pliusą vieną, traukinį ganėtinai pigus alus. Man atrodo, ten euras su centais už alų traukinį primeskit. Bet minusas tas, kad nėra kur nusipirkti. Tu matai meniu, bet nėra jokios parduotuvės. Aš apėjau visą traukinį ieškodamas nusipirkti to kažkokio gėrimo, ar net maisto taipogi buvo, bet tiesiog nebuvo kur. Tiesiog matau barą, bet tas baras tiesiog užtvertas užuolaidom, pažiūrėjau už užuolaidų, nieko vidų nėra, tiesiog šviesos išjungtos, nieko nėra. Jau šiuos eilinis iki apgautas. Ir Kambodžai ir šitoj viso kelioniai aš ir žodis apgaulė nemažai turės asociacijų, nes ne vieną kartą mane buvo apgavę. Tai atvariau tada į tą Sihanoukvilis. Belekė, jie turi ten pavadinimą, šitas miestas. Bet šitas miestas, kur pavadinimas video buvo apie jį, šį miestą valdo kinų gangsteriai, kažkas tokio, ne, toks video buvo. Tai tas miestas šiaip tais yra ganėtinai turistinis. Į jį labai daug žmonių atvaro dėl to, jog jisai yra uostamiestis, ne, ir iš to uosto tu gali pasiimti keltą, valtį, katerį, nesmė. Gali nuplaukti į kažkokią ten salą, kur čia Instagram'e spanksta ten moteris, tipo, neatrasta sala, kaip gražu, nėra žmonių ir panašiai. Gal tas yra tiesa, bet aš nežinau, ką mėginu pasakyti, bet esmė tame, kad aš variau ne dėl to. Tai tų baltųjų turistų ten yra, jie nuvaro į uostą ir jų nebėra tą miestą. Bet aš tą miestą šiek tiek ilgiau pasilikau, ne savo norų galiausiai. Bet pasilikau iš pradžių tam, kad papasakoti apie jo tamsią istoriją. Tai matot, Kambodžoj labai daug buvo, jau šiek tiek sumažėję, bet spėjau vis dar yra, Kinijos tokios gangsterių įtakos. Ne? Prekyba žmonėm, narkotikais, nelegalus darbas ten visokiausia. Tai povelnio vergyja yra ten. Ir būtent tą miestą Sihanouk buvo vienas didžiausių tų tos nelegalios veiklos Pietryčių Azijoje epicentras, ne, taip sakykime. Dabar jis persikėlė į Laosą, bet buvo tokių situacijų, kai realiai naktį labai nerekomenduojama buvo ten vaikščioti. Bet dabar jau tipo kaip ir normaliau, bet tu eini mieste ir tas visas miestas tiesiog nieko į Kambodžą panašaus nėra, viskas kinų kalboj. Parduotuvės, net ne tai, kad kiniškas maistas, kiniški produktai, ne, tiesiog parduotuvių vitrinos kiniškai, nueini į prekybos centrą kiniškai ir beje. Aš suprantu, kad jie visi jums atrodo panašus, tie žmonės iš tų kraštų, bet Kambodžos kalba yra khmerų. Jų kalba nėra panaši į kinų, absoliučiai, nei biškai nėra, man atrodo, panaši.
Ir šriftas, raštas taipogi skiriasi. Tai kai tu eini parduotuvėje, tu matai viską kinų kalboj, nu tu supranti, kad palauk, o tai kaip vietinis čia jaučiasi, ne? Tai tu gyvenai savo miestą, dabar nueini pardė ir viskas yra to šriftų, kur tu net nesupranti, negali skaityti, ne? Tai va ten toks scenarijus dabar yra. Ir dažiau nuotraukas iš seniau ir dabar, kaip atrodo. Tai tipo seniau tas miestas buvo toks, tos kaimelis, kaip šventoji, ne, Lietuvoje toks mažas paplūdimys. Ir tie namai visi buvo tokie mažiukai, o dabar ten kinai pristatė visokiausių tokių tų dangoraižių visokiausių, tai ten koks daugiau negu pusė iš jų net nėra apgyvendinti, nes tiesiog projektus padaro, net neužbaigti, pusė iš jų net neužbaigti tikriausiai yra. Nu, vienu žodžiu, miestas su daug tokios tamsios istorijos, bet viskas užglaistoma tiesiog paplūdimiais, kurie ne per toliausiai yra, nes sėdi keltą ir nuplauki. Ir ten pasigavau didžiulę trydą. Aš turėjau tą pačią dieną, turėjau tą patį vakarą, atvariau, visą dieną prabūti, vakarą turėjau varyti į kitą miestą. Ir nusipirkau, tada atsimenu tą sleeper busą, ne, kur tu miegi autobuse. Ir beje, kas čia per nesąmonė? Jūs man paaiškinkite, kas čia per nesąmonė? Tai tu pasiėmi vieną bilietą, ne, važiuoti tuo miegamoju autobusu ir tave įmeta į dvigulę lovą, kurioje tu turi dalinti su kitu žmogum. Ta prasme, ar aš idiotas, ar aš šito nesuprantu? Dabar aš noriu savo, sumoku tikrai premium kainą, nes jie nėra pigus. Kambodžai tarpmiestinis transportas, jis povilnių brangus yra. Nu, tai vas nesumoki ten 20 kažkiek eurų. Ir tau sako, tu mėgosi dabar ten 10 valandų ar kiek ten su kitu vyru. Ta prasme, aš nieko prieš mėgojimą su kitais vyrais. bet problema buvo tame, kad tą patį vakarą turėjau baisiai trydą. Žiauriai apsinodėjau kažkom. Vakarą dar vėmiau. Žiauriai apsinodėjau. Ir man dar, galvoju, nu, okei, tipo, prigersiu vaistų, atsigulsiu, pamėgosiu, kaip nors iškentiesiu aš tą trydą, viskas bus normaliai. Ir tada man pasako autobuso ten administratoriai, kas ten tokie. Sako, jo, bet tu šiandien dar su kitu vyru. Ir tada aš jau buvau galbūt ant tiek pavargęs, man skaudėjo, skaudėjo žarną, skaudėjo pilvą, viskas skaudėjo. Ir aš sakau, ne, aš nevažiuosiu. Aš pabūsiu princesė ir aš nevažiuosiu su kitu vyru vienoj lovai, su dažniausia tryda. O, jeigu apsitriešiau naktį, primeskit. Jūs sakėt dabar iš kitos pusės, ne iš kito žmogaus perspektyvos. Tai jūs atsigulėte į lovą, irgi su kitu vyru, jis, blogą žodį pasakiau, ir jis po velniu apsitriežė, tiesiog visas kojas apsitriežė visą lovą. Aš nenorėjau būti šito scenarijaus kaltininkas, ne? Tas blogėtis viso šito dalyko. Tai aš pasakiau administratoriui, kad aš nevažiuosiu, man duokit kitų alternatyvų. Jie yra gerasis šiaip tais adminas, aš man nebeatsimenu to autobusų kompaniją, kaip jį vadinas. Man tavė šiaip tais variantas, sako, tu gali važiuoti rytoj su paprastu autobusu, tuo sėdimu, negulėsiu, bet važiuosi vienas, ne? Nu, tipo, tai primokėti ten reikėjo man ar $5, kažką tokio, tai jau mes išnekam $30 kažkur tai užvažiavimą ten Kambodžai, kokius 300 km, 400. Nu, bet nesmė. Tai aš jau primokėjau, nuvariau mėgoti ten toj Sihanuko mieste, kažkokį random visiškai viešbutuką radau, permėgojau, atlikau reikalus naktį, kitą dieną, kaip naujas. Ta prasme, čia gal taip turi būti. Gal man čia išsivalė organizmas, suprantat, čia gal tiesiog restartas organizmo buvo. Nes po tos dienos ištausi žiauriai gerai. Tai sakot, kaip žinot, tai visi tie blogi dalykai, tai yra tik tais nušvitimas po audros. Kažkaip netai, bet esmė. Esmė tame, kad kitą dieną sėdau į autiką ir nuvažiavau į Battambang miestą. Tai Battambang buvo miestas, apie kurį aš absoliučiai nieko nežinojau. Tai esmė, ką jūs žinot? Aš šito žodį šis girdėjau, Battambang. Tačiau pasirodo, yra liktais trečias pagal dydį miestas Kambodžai. Gal antras. Nesmė.
Tai aš ten nuvariau ir nuvariau vien dėl to, jog ten yra, vien dėl to, jog ten yra toks didžiulė kalva, ne? Ir iš tos kalvos yra, išskrenda ten milijonai, tai kiek ten jų šikšnosparnių, kiekvieną vakarą. Aš žiūrėjau skeptiškai tai, nes aš galvoju, tikrai tiek įskrenda. Kas čia rašoma, 10 baterijos liko. Vien žodžiu, to mums reikės padaryti tokį pertraukėlę, sigersiu vandens, bet užbaigsiu mintį, turiu laiko dar. Tai tam Battambang mieste yra kalva, ne, iš kurios ten milijonai šikšnosparnių skrenda. Tai aš nuvariau su dviračiu ten. Da palaukit, prieš tai nuvariau, pasivažinėjau traukinuku tokiu, su tokiu motoriniu traukiniu. Tai va ten buvo skemas šiek tiek. Kiek aš čia mokėjau, blemba, gal mokėti, palaukit, nemokėjau tiek daug, matoras $10 už pasivažinėjimą, ten 15 minučių galbūt. Viskas tvarkoja, man pasakė kainą, aš tą kainą sumokėjau, tai nėra skemas, ne, ta prasme, čia sandoris. Bet skemas ir toks psichologinis spaudimas yra tada, kai tu sumoki už paslaugą ir tave nuveža ant 10 minučių į kažkokią tai parduotuvę ir jis nieko nevažiuoja iki to, ko tu kažko nenusipirki. Aš nusipirkau, taip ant tos kainos nėra didelis, ne, ten nusipirkau maikę už $3 suvenyrui ten kažkokią. Bet esmė yra tame, kad tave verčia tai daryti. Aišku, tu gali sakyti, ne, aš nepirksiu, tiesiog stovėsi. Ir galėjau tą daryti. Bet tiesiog, nusipirkau maikę. Bet šiandien esmė tame, kad kai aš nusipirkau tą maikę, ta pardavėja man sako, nepamiršk duoti arbatos savo vairuotojui. Kodėl aš turiu duoti arbatos? Aš sumokėjau už paslaugą, tai jis man atlieka paslaugą, aš jau sumokėjau, kodėl turiu duoti arbatos už tai, šiandien Amerika. Ir tada važiuojam, ir atvažiavam vėl į tą vietą, kur jau viskas, reikia susipakuoti, jau turiu keliauti. Ir man 3 žmonės iš visų pusių sako, nepamiršk duoti arbatos, ir, mane apsupo. Bet tai nėra etiška, kodėl aš turiu, aš daviau $5 kažką tokio, bet nesijutau spaudimą, o kas būtų buvo, jeigu būčiau sakęs, neduosiu, aš nieko nebūtų buvę, bet mane Kambodžos, palaukit, kažkas grįžta. Atsiprašau už techninius nesklandumus, tiesiog, gerai, tam tikrą žodžio prasme grįžo į namus techninis nesklandumas, praėjo, viskas sutrūkdė. Tai techninis nesklandumas įstatytas į kitą kambarį, galim toliau šnekėti. Kur aš baigiau? Tai Battambango traukinukas, ne? Tai ten su tais tipsais, ne? Su tais arbatpinigiais. Aš tiesiog turiu, trumpai jau užbaigsiu tą mintį, turiu labai tokią įsitikinimą, kad jeigu aš sumoku už paslaugą, tai nėra etiška prašyti, reikalauti ar kažkaip kitaip, santažuoti vos ne, kad duotum dar papildomai pinigų. Tai jeigu mes susitarėm, aš tau duodu, aš parduodu daiktą, ne, aš parduodu šitą 3D spausdintuvo mėšlo gabalą katiną. Aš jį duodu tau, ne, tau duodu. Sakau, €10. Tu sakai, gerai, man duodi €10. Ir aš sakau, tu gal duosi man dar €2? Duok €2 man. Aš tau pardaviau jį, duok €2. Nelogiška, nesąmonė. Ir lygiai tas pats yra su paslaugom. Jeigu aš, manau, kad tu nusipelnei daugiau pinigų negu tu prašei, ir beje, aš esu daręs, esu kirpėjui davęs daugiau pinigų negu jis prašė. Tai jeigu aš jaučiu ir matau, kad tu nusipelnei daugiau pinigų negu tu prašai, ne? Arba tiesiog jaučiuosi geranoriškas ir duodu šitiek pinigėlių daugiau. Nes aš atvariau šventasis baltasis į Pietričių Aziją ir imk tų pinigų ir aš jūsų dievas. Tai tada tvarkoji. Bet kai tu reikalauji, ne, tu sakai, duok $5, nepamiršk duoti arbatos. Tai biški nesąmonė. Mes susitarėm sumą, bet vis tiek nusileidau, daviau ir nesijaučiu gerai, nes tai nėra normalus dalykas, nes dabar aišku, gal kai kurie galvoja, bet jiegi prašai uždirba, jiem reikia. Bet tai palauk. Tai jeigu dabar aš duodu $5, ne, dolzus,
Ir dabar kitas irgi, jie nuo kiekvieno dar, tu jiems sumoki, į dar tu tiesiog sumoki 50% papildomos sumos. Tai nėra normalu. Tai tos visos vietiniams nepamirškim šitais. Vietiniams taipogi kainos užkyla visų paslaugų, jeigu mes dabar visur mokam tas baltųjų kainas ir panašiai. Nežinau, man tiesiog tas nepatinka. Nu, jeigu mes susitarėm kainą, gerai, taip sakykim. Mokėti $10 ir po to prašyti dar 5 yra blogiau, negu tiesiog iš pat pradžių pasakyti, kad visą tai kainuos $15 ir viskas. Jeigu man pasako, jog paslauga kainuos $15, aš sutinku sumokėti $15, duodu $15. Viskas normaliai. Bet kitus mes susirėm 10, paskui reikalau daugiau. O čia jau problema. Aš va tai matau pasaulį. Nesmė, jau matos per ilgai šitą temą užsibuvom. Tai nuvariau, tai va, su to traukinuku prasivažinėjau, fainiai, nesąmonė, bet visai prikolas buvo. Ir jo, tada va, į tą šikšnosparnių kalną nuvariau. Tai ten žiūri, fainiai yra tas faktas, jog šikšnosparnių šiaip tai mes matom iš apačios, ne, ten yra toks urvas, iš to urvo, ten pelė kiek tų šikšnosparnių skrenda. Čia iš labai patiko, šiaip žiūri faina vieta. Bet taipogi ant to kalno galima užsilipti, ne? To kalno yra visokiausių šventyklų, visokiausių, tai viskas. Šventyklų ir urvų šiaip dar buvo. Ir šiaip dar fun factas, ant to kalno, tik aš kažkaip neradau, bet per daugiausiai neieškojau. Taipogi buvo Kambodžos tema žudimo vieta masinė. Kažkoks yra urvas, ten tipo Murder Cave vadinasi, ne, tipo žudimo urvas. Kur ten taip pat neždavo žmonės, nu, ten, kurie Pol Poto režimas mane, kad yra nepalankus valdžiai. Jos ten tiesiog nuo šlaito numesdavo, ten dar kažką tais. Aš žinau, kad paimdavo kūdikius į kažkos akmuo, tai pokšti akmenį išmė. Aš tai štai kulikai. Kaip smagu. Tai aš nevariu dėl to, nes aš nežinau. Kaip aš galiu susukti video su savo asmenybė apie tokius dalykus, kur tipo, masiškai buvo žudami vaikai ir panašiai. Ir beje, fun factas, tau tam tikrą žodžią, kodėl aš čia parodžiau, nes aš žinau, kad tau duoda ten lėlę, kur tu pats, nu, tai prasme, lėlė, baby bornas, tau duoda tą lėlę, tu paimi pats už kojų ją, trenki į akmenį ir numeti. Ir jeigu tai nėra, jeigu man tai duotų, ne, tai padaryti, matot, kodėl aš galiu be cenzūros šnekėti, man tai būtų juokinga, tu mėtai, da pliaušką duodi, tipo, kodėl aš matematikos gavai dvejetą, ir numeti. Bet to negalima, ne, nu, ten vis tiek yra liūdna vieta, genocidas ir panašiai. Tai gal tokios vietos ne man yra skirtos, nežinau, bet gal reikėjo ten nuvaryti, ne? Būčiau tokį video padaręs, kiek būčiau gavęs iš karto viešumo, visokie jautroliai mėgintų nukancelinti ir nesmė, gerai, užsibuvom čia, eina prie kitos temos. Batabangė, viskas, tokiu Batabangė, matos nieko neveikiu. Nu ir tada iš Batabango važiavau į pagrindinį Kambodžos miestą, ne, kur visi varo, visi ten skrenda, jeigu varo į Kambodžą, tai dažniausiai ten ir nuskanda tą miestą, tai į Siem Reapas. Tai Siem Reapė yra ta žinomiausia vieta tikriausiai Kambodžai, tai dar viena genocido vieta, masinė kapavietė. Nežinau, kur man kojas. Tai jo, tai ten yra Angkor Vatas. Angkor Vatas yra, visų pirma, biškai iš karto paaiškinsiu, kas yra Angkor. Angkor buvo Khmerų imperijos sostinė. Ir būtent tas visas, tas Angkor Vatas yra tik tas vienas pastatas iš to visos sostinės, tai ta šventykla didžiulė. Bet ten yra virš 90 visokiausių tai vietų, kur tu gali visokias ten lūžinas eiti žiūrėti, akmenis visokius, tai šiaip visai prikolas, brangoka, neatsimenu, kiek kainavo, bet ten gali pasimti vienai dienai, 2 dienom, ten iki savaitės. Aišku, kuo tu daugiau būni, tuo pigiau kainuoja.
Bet esmė tame, kad tu su to bilietu, realiai, po visas vietas gali varyti, nes kiekviena vieta šiaip yra mokama, tu jie nenueisi, jeigu neturi bilietų. Tai, gerai, tai ką aš manau apie Angkor Wat? Tai pastatas. Gerai, normaliai. Visai buvo prikolas pasivaikščioti po... Gerai, man Angkor Vatas, tas pagrindinis pastatas, nepaliko tiek daug įspūdžio, kiek visokios apleistos šventyklos, ar tai ten bibliotekos, panašiai man minėjo, kad ten buvo, negu, jie man paliko didesnį įspūdį. Nes tu eini, ten tu esi vienas, nes žmonės kažkaip atvaro, ne, ten pamato tą pagrindinį pastatą, kuris beje yra ant vėliavos, ant Kambodžos vėliavos jisai yra. Jie pamato jį, nusifotkina ir varo namo, nes, kas svarbiau pasaulyje yra už Instagramą, ne? Instagramas pats svarbiausias dalykas. Tu pasidarai, nusifotkini, žiūrėkit, aš keliautojas, ne? Tu nusifotkini prie savo to pastato ir tada eini į Starbucks ar į McDonald's pavalgyti ir viskas. Bet aš esu geresnis už kitus keliautojus. Aš variau į kitas vietas. Jos buvo iš tiesų geresnis. Tikrai geresnis už tą Angkor Watą, smagiau. Ir žmonių nėra. O žmonių nėra dėl karo. Tai dabar yra visagi, gal karas per stiprus žodis, yra konfliktas tarp Kambodžos ir Tailando. Ir geografiškai žiūrint, reikia suprasti, kokioje vietoje yra Siem Reap miestas. Siem Reap miestas yra realiai labai arti pasienio su Tailandu. To pasiekoje žiauriai. Reikia suprasti, jog Tailandas kaip šalis yra labai labai turistinė, sulaukia žmonių iš viso pasaulio, vizą gauti yra labai paprasta. Ir to pasiekoje kai kurie žmonės iki konflikto su Kambodža atvykdavo į Siem Reapą traukiniu, išnuomojama mašina, lėktuvų, dar kažko tais. Atvykdavo tokį kaip day tripą į tą Angkor Watą. Bet dėl konflikto žemyninė siena tarp Tailando ir Kambodžos yra uždaryta. Tai to pasiekoje sumažėja labai daug keliautojų bėda traukiniais, nes yra tiesioginis traukinys, man atrodo, tarp Tailando ir Kambodžos. Tai visi šie potencialūs turistai nebevyksta ten. Ir vienintelis kitas būdas atvykti į Kambodžą, jeigu esame Tailande, yra lėktuvas. Lėktuvai, kaip žinote, yra tikriausiai brangiausia transportacijos priemonė iš visų galimų. Tai to pasiekoje taipogi labai, labai sumažėja turizmo. Aš per daug šneku apie tai. Labai matos jau mintį supratot. Karas blogai, žmonių mažai, man gerai, nes žmonių mažai. Tai tu gali vaikščioti vienas, nes tiesiog nėra žmonių, nėra turistų. Tie žmonės, kurie atvaro į Tailandą, jie nevaro į Kambodžą dabar. Tai beje, puikus metas lankyti Kambodžą dabar, jeigu jūs nemėgstate daug žmonių, nes, iš tiesų, turistų nebuvo daug. Tai karas yra gerai, kaip aš sakau. Karas yra gerai. Galėtų dažniau kariauti, mažiau žmonių būtų, mažiau turistų būtų. Tai Angkor Vatas. Mes filmuojame, ne? Ir Angkor Vatas, šiaip nesakau, normaliai. Užčiaksim apie Angkor Vatų. Ir dabar šnekėsime apie didžiausią skemą, kokį patyriau ten Kambodžai. Tai buvo, nebesimenu pavadinimą, palaukit, kaip tik turiu žemėlapį. Aš variau į Kampong Pluk Floating Village. O kas tai yra? Tai yra kaimelis, kuris esant drėgnajam sezonui būna patvinęs. Tai turite suprasti, jog Kambodža yra didžiausias ežeras pietryčių Azijoje. Ir žmonės, labai daug žmonių savo gyvenimą tiesiog susiejo su to ežeru. Ir pietryčių Azijoje nėra tų 4 sezonų, kaip mes esame įpratę. Ne? Ten žiema, pavasaris, vasara, ruduo. Ten yra drėgna arba šlapia. Labai atsiprašau savo genialumą, turėjau omeny pasakyti drėgna arba sausa, o ne šlapia. Tai kai būna drėgnasis sezonas, vėlgi, aš buvau per sausąjį sezoną ir aš šiuo metu šneku apie sausąjį sezoną, o ne apie drėgnąjį. Labai atsiprašau. To vandens, būtent kada aš buvau, tai čia buvo kovo mėnuo, tai tada to vandens yra labai mažai. Ne?
aš matau, reikia gal pradėti nuo to fakto, jog jie gyvena ant vandens. Dėl to, kad per drėgnąjį sezoną vanduo patvinsta, jų yra namai su tokiais koliukais, ne, su kojytėm tokiom, ir jie gyvena virš vandens. Vaizdas tikrai toksai surrealistinis, tikrai atrodo įdomiai. Jie gyvena realiai vien tik iš žvejybos, o šiais laikais tikriausiai ir iš turizmo išgyvena žmonės. Bet aš turiu per sausį sezoną, to pasekoje, to vandens ten nėra, tai namai tiesiog tupi ant žemės, bet tu vis tiek gali matyti jų tas kojas, ne, tų namų, tos stiebus, ką žinau, kaip pavadinti, nesu aš architektūrininkas. Tai tas visai cool, kas ne cool, yra kainos. Tai ten, kad tu nuvarytum, tai tau reikia iki ten nuvažiuoti, ne, mane pavėžėjo ten random žmogus, kurį sutikau. Šiaip aš sutikau tokią merginą darbuotoją ant Krovatį. Jis sakė, į mane nuveš. Bet galiausiai prisistatė kažkoks vyras, ten jos brolis, jis mane nuvežė. Bet organai vietoj, viskas tvarkoja. Tai mane ten nuvežė. Ir ten, man atrodo, man reikėjo tam, kad pasiplaukėti su tą valtim, sumokėti 30 eurų. Ne, dolerių. Big deal. Bet esmė tame, kad tipo turėtų būti taip, jog tu moki už laivą. O čia yra už žmogų, man sakė mokėti. Bet vis tiek vienas plaukiau, tai didelio skirtumo nebuvo, bet pagalvokit. Buvo žmonių, kurie plaukia keliese ir kiekvienas iš jų turėjo mokėti apie $30. Online kainos visiškai kitokios. Tu moki už, tas jau taip parašyta, kokios turėtų būti kainos. Tu moki už laivą ir moki, man atrodo, $20, ne 30. Tai ten, aš kaip supratau, toks yra skemas, nes aš pirkau ne iš kažkokio rano žmogaus, aš atėjau į ofisą, ten kažkoks kioskelis buvo, iš to kioskelio pasiėmė tą bilietą, sumokė, aš tą kainą pasako, tai vėlgi šiandien nėra skemas, man pasakė kainą, šią kainą sumokėjau, bet, jau užsikėlė tas kainas, jie ten rankas parašo, belekanto čekio, žinai, tai ten gali ir $100 prašyti, žinai, ir tos pinigus. Kvito jokio negavau, taip sakykime. Tai jo, tas pasiplaukimas, aš maniau, mane paplukdys, parodys kažką, kažkur nusives, o mes tiesiog nuplaukėm su to laivu iki restorano. Restorane pirmą kartą suvalgiau krokodilą, kuris tikriausiai buvo pašlikščiausias dalykas, ką aš valgiau visoje šioje kelionėje, nes jis tiesiog kaip anglies skonio pridžiūvęs, aš net nežinau, tiesiog guma su anglies skoniu šiek tiek druska. Absurdiškai neskanu buvo. Tai ir kainos irgi kosminės ten buvo tam restorane. Tai mes ten nuvarėm į tą restoraną ir perplaukėm atgal. $30. Tai truko valandą maksimum, tai netruko ilgai. Niekur manęs nenuplukdė ir panašiai. Mane dar aplukdė atgal. Mano to vairuotojo net nebuvo, kuris turėjo manęs laukti. Tai negi jis galbūt galvojo, kad truks ilgiau, gal jis nuvarė kažkur, ką žinau, alaus nusipirda kažką tais. Ir mane išgelbėjo ten vaikai. Nes aš norėjau pasivaikščioti ir sutikau kažkokius ten vaikus, mergaitės liktais buvo kažkokios, ir mane pakvietė į namus, mes jam vaikščiom po tos namus, aprodė, kaip jie ten gyveno, tai va ten buvo įdomiau, aiškus, ar man mokėti $30, kad ten mane kažkur paplukdintų, ar tiesiog, kad vaikai mane aprodė visus tos namus, parodė, kur jie miega, kur jie valgo, ten da kažką tais. Tai va ten buvo įdomu, Tai va, tai realiai va tiek ir buvo tos mano kelionės Kambodžai. Nepaminėjau, o tai pas miestas tas Siem Reap. Tai irgi, turi tos veiklos, bet vėlgi, tu nuvarai į centrą, ir vien tik prostitutės, vien tik narkotikai. Aš kol praėjau, man tiek kartų siūlė nusipirkti ten narkotikų, sakiausiu, tai moterų, vyrų siūlė. Žiūrėjau, mane sako, nori vyro, ne, tai kaip man jaustis. Daugiau lady boyų siūlė man tikriausiai negu moterų. Nežinau, galbūt iš veido matos. bet šiaip miestas... Alus pigus, 7 centų, radau vietą atsigerti alus, bet šūdas tas alus, bet, alus yra alus, ne, šiaip, pavasai būna šūdino alus. Šiaip būna tikriausiai. Tai va, tai papasakau dabar visą savo tą maršrutą, kur buvau, tai dabar
mano nuomonė apie patį šią šalį dabar būtų. Tai objektai, ne, tai tuos objektus, kuriuos pamačiau. Pliusas, kad viskas yra ganėtinai arti, nes Kambodža nėra didelė šalis, Kambodža šiaip maža šalis. Jeigu tu įsinuomoji ten motociklą, tai visą tai, ką padariau, būtų galima padaryti per mažiau negu savaitę, bet aš vis tiek montavau dalykus, vis tiek aš ten ir darbo reikalais buvau, man reikėjo ten dirbti prie kompiuterio, montuoti viską ir panašius dalykus daryti. Jeigu to nebūčiau daręs, tai būtų trukę tikrai per pus trumpiau viskas. Ir tai objektų yra, bet vėlgi, Kambodža yra tokioje vietoje, kad jam tenka lygiotis su tokiom šalim kaip Vietnamas ir Tailandas, ir Laosas. Tai jeigu rinkčiausi, kur varyti 2 savaitėm dabar, ar į Kambodžą, ar į Vietnamą, Tailandą nebuvau, negaliu komentuoti, tai 100% sakyčiau, kad varyčiau į Vietnamą. Tiesiog Kambodža atrodo, ties kiekvienų dalykų yra prastesnė, gal labiau, prastesnė Tailando versija, ne? Tarkim, maistas. O apie maistą tai daug ką galiu pasakyti. Maistas neskanus man Kambodžai. Aš vienintelis kartus, kai valgiau kažką skanaus ten, tas tikrai skaniai, kad būtų buvę, nebuvo Kambodžos maistas. Khmerų, sakykime, tai nebuvo jų virtuvė. Tai valgiau aš Tailando virtuvę, kur šefas, kas ten buvo iš Tailando. Aš galbūt net nefilmau per daugiausiai to maisto Kambodžą, kurį valgiau, nes tiesiog nebuvo įdomus jisai. Sakėt, tokios sriubos. Gerai, aš galbūt tiek pasakysiu. Jeigu būtų lauke buvę šalta, nes buvo labai karšta, galbūt pakeičiau savo nuomonę apie jų maistą. Nes tu nueini į restoraną, į ką? Tau meniu sriubos visokius. Aš nesuprantu, kaip įmanoma valgyti sriubą, karštą sriubą, nes ten mėsos kaulų kažkokių dėtų. Kai laukia 3-8 laipsniai, kaip tu gali sriubą valgyti? Aš to nesuvokiu. Tai tų alternatyvų, kad nebūtų sriubos, aš nei kartą nevalgiau sriubos šitas Kambodžai, nors ten jų kažkokia tradicinė yra sriuba, nesimenu pavadinimo, bet aš tiesiog nesuvokiu, kaip galima valgyti. Bet valgiau ten kažkokius, tai jų makaronus ir panašiai, nieko gero. Man nepatiko, gal man nepasisekė su vietom, kur aš valgiau, bet man Kambodža, palyginus su Vietnamo virtuvė, tiesiog žiauriai, nėra ką lyginti. Daug skaniau. Į Tailando virtuvę aš valgiau Kambodžai, daug skaniau buvo. Tai, tiek, mano nuomonės apie maistą. Ir šiaip dar dalykas, tai žmonės. Šitas yra gan dažnas dalykas, ką žmonės komentuoja internete apie Kambodžos gyventojus. Tai jie nėra tokie draugiški. Jie nėra tokie atviri, vėlgi aš lyginu su Tailandu ir lyginu su Vietnamu. Tai aš turėjau tą progą grinai palyginti Vietnamo gyventojus su Kambodžos, nes aš tiesiai iš Vietnamo vykau į Kambodžą. Vietname žmonės tiesiog myli kameras. Jie eina, jie pamato kamerą, kamera, žinai, dar kažką ten. Šneka visi, kaip ir aš, šneka šulus visokius. Bet jie atvirsni, jie tave priėmė, jie šnekas, mujuoja dar kažką. Kambodžai taip nėra. Kambodžai žmonės labai uždari. Aš nešneku apie, tarkim, gebėjimą kalbėti anglų kalbą. Čia aš ne apie tai. Nes tiek Vietname, tiek Kambodžai anglų kalba nėra taip stipri, bet aš nesitikiu, kai jie šnekės anglų kalba. Aš tikiuosi, kad aš ateisiu ir, žmonės pasisveikins ar dar kažką. Žinot, tas toks paprastas svetingumas. Tai jo Kambodžai aš nelabai radau, bet reikia suprasti ir vėlgi kontekstą. Tai dėl jų tos istorijos, nes čia prieš 50 metų realiai pasitikėti nieko negalėjai, nes buvo masiniai tie žudimai ir panašus dalykai. Tai matomai tas kažką įskiepijo į jų tą mąstymą, į jų tą pasitikėjimą kitataušiais, galbūt kitais žmonėm, nepažįstamais. Tai tas labai, labai, labai jaučiasi, ypač ant vyresnių. Ant vyresnių žmonių labai jaučiasi. Ant jaunimo jau geriau. Bet Vietname vėlgi negalėčiau išskirti amžiaus grupės, kurie yra draugiškesnė už kitus ir panašiai. Jie visi draugiškai pasirodė. Biškai pamarau, šnekėt pasivėjau. Tai šie žmonės. Ir ką dar pasakyti? Kaip į viską papasakau. Papasakau savo istoriją.
papasakojau apie maistą, papasakojau apie žmonės. Galiausiai liko apibendrinti, ką manau apie Kambodžą. Tai kaip ir minėjau prieš tai, jeigu būtų galimybė rinktis, kur varyti ant 2 savaičių, nesirinkčiau Kambodžos antrą kartą, bet vis tiek, jeigu, net nežinau ką pasakyti, Kambodžą tikrai verta nuvaryti, tikrai rekomenduoju nuvaryti į Kambodžą, bet ne taip kaip pavienę šalį, tipo, iš Lietuvos vykstu būtent į Kambodžą. Jeigu varat, tarkim, mėnesių ten į Pietryčių Aziją, tai jau sukit į Kambodžą, aiškus. Yra daug istorijos, daug įdomių dalykų, bet varyti tik į Kambodžą? Ne, visiškai ne. Tikrai nerekomenduoju, bet čia mano kanalas, čia mano nuomonė, mano patirtis, aš išliejau savo širdį, savo visą experience, ne? Ir iš jos mes padarėm išvadą. Ne? Čia taip mes darom išvadas, čia yra Raimio kanalas. Ne? Tai jo, tai aš nieko prieš, neturiu prieš Khmerų gyventojus, bet jeigu rinktis, rinkčiaus kažką kitą. Jo. Nu, manau pašnekėjau, kiek čia gausis laiko, nežinau gal. Gal jau nebeviniuojam vatos ir jau galim baiginėti video, pašnekėjau. Tai jo, Kambodža, viskas tvarkoja su tavim Kambodža, bet, jau praėjo 50 metų nuo to genocido. Atsipalaiduok, kam atsipalaiduot po viso to. Ir biški ramiau su tais kiniečiais, labai jau ten jų daug kiniečių yra. Ir sostinė nėra veiklos. Kai aš neku vis tiek, vien neigiamą dalykai. Angkor Vatas, teigiamas dalykas. Kur nebuvau, tai gamtoj. Gal gamta yra nebloga. Gal grįšiu į Kambodžą su kokiu motociklu pasivažinėti, bet ne į miestus, o į kažkokias gamtos vietas. Miestai tai absoliučiai neįdomus. Nėra ką veikti ten. Tai man jau baigiu. Tai like and subscribe, draugai. Peace out. Nežinau, kaip pasisveikint. Tiesiog. Ate.